drabužiais negu mes dabar, negu jūsų mamytės ir tėčiai. Va, ir jie buvo gyventojų surašymas. Kaip ir dabar, reikia ir pasakyti, kur tu gyveni, koks tavo vardas. Ir štai mama, vardu Marija, ir jos sužadėtinis Juozapas atėjo į Betliejaus miestelį, kad pasakyti, štai tokie mes gyvenam pasaulyje. Ir atėjo, buvo vakaras, jau sutemom ir jie neturėjo jie kur nakvoti. Visos, kaip dabar yra, viešbučiai buvo užimti, o anksčiau tai vadinosi užeigos. Ir vienas žmogus, šeimininkas, priėmė juos nakvoti į tvartelį, kartu su gyvuliais. Ir jie ten apsinakvojo. O tuo metu, kai jie nakvojo tvartelėje šalia Betliejuje, piemenys ganė aveles. Jiem piemenim buvo šalta, jie susikūrė laužą. Ir jie šilasi rankas prie to laužo, avelės mekena. Va, jie galvoja, kokios ryškios žvaigždės, įsivaizduokite tai. Vakaras tylu, jau visi sumigo. Va, žiūri žvaigždės ryškios, avelės jau sumigo. Ir staiga nušvito dangus. Piemenėlė išsigando. Oi, sako, kas čia dabar yra? Vienas prie kito prisiglaudė prie avelių. Bet iš dangaus nušvito dangus ir pasirodė angelas. Ir angelas tarė. Nebijok, aš esu Gabrielis. Štai, pagimdysit sūnų, kurį pavadinsit Jėzumi. Jisai bus visatos vadovas ir kiekvienas žmogus galės klaustis prie jo ir prašyti pagalbos. Ir angelas pasakė, piemenėlį, jums gimė, žmonėms gimė Betliejoje kūdikėlis. Jisai paguldytas ėdžiuose ir suvystytas vystyklais. Nebijokite manęs, pasakė angelas. Ir kai jisai tai pasakė, šalia jo iš dangaus nusileido daugybė angelėlių. Jie giedojo gražią giesmę. Nuplasnojo ir vėl dangus sutemo, vėl matėsi tik tai žvaigždelės. Tai kągi piemenėliai apsidairė, sako, ar čia mums gal sapnuojasi, ar kas? Nepatikėjo. Dabar įsivaizduokit, žvaigždėtą naktį šitaip sunku patikėti. Tai vienas save už ausies patampė, sako, ar aš gal miegu? Ne, skaudausi, aš nemiegu. O antras iš nosies? Ne, nemiegu. Tai tiesa, bėgam į Betliejų. Ir kai jie palikę aveles, miegoti nubėgo į Betliejų su piemenų lazdelėmis. Aš manau, kad kažkoks angeliukas parodė jiem tą tvartelį, antraip kitaip jie žinojo, kur jiem eiti. Betliejus tai buvo maždaug 2000 gyventojų, toksai kaimelis tuo metu. Dabar tai jis jau daug 2000 gyventojų. Tai va, ir ką jie rado? Jie rado tikrai ėdžias šienelį, suvystytą kūdikėlį. Marija ką tik buvo pagimdysi kūdikėlį, Juozapą. Ir virš jo plasnojo angeliukai. Ir angelai nustebę klaupėsi prieš juos ir apsakė, kas jam ką tik atsitiko. Kad angelai jiems pasirodė, angelas angeliukais. Ir sveikint karalių gimus Dievo sūnų jie atėjo. Jie pasveikino, pagarbino ir paliko juos miegoti. O kūdikėlis
grįždami link savo vardos, visiems pasakojo šitą žinią. Ir žmonės vienas kitam iš lūpų į lūpas sakė, va štai išsipildė pranašystės. Atėjo gelbėtojas Jėzus. Tai va, gimė Dievo sūnus. Tai va, tai dabar mes norim, žinot, tikriausiai jūs giesmę Tyli naktis. Bet tikriausiai jūs nežinot, kad šita giesmė buvo atlikta prieš 200 metų pirmą kartą Austrijoje. Ir ją sukūrė 24 metų vaikinas, Jozefas Moras, vieną snieguotą žiemą. Už lango krito dideliais kąsniais snaigės, kuriam atėjo mintis, jisai su plunksna žąsies rašė, žodžius rašė. Ir kai parašė, 6 posmeliai buvo. Jisai padėjo į stalčių, niekam nerodė. Po 2 metų jisai išsitraukė iš stalčiaus tuos 6 posmelius ir tai kukliai nedrąsiai parodo vargonininkai bažnyčios. Sako, pažiūrėk, ką aš sukūriau. Vargonininkas, Francas Gruberis, jam 30 metų. Jisai paskaito ir jam mintyse suskamba garsai. Kokie garsai? Jam suskamba. Jisai paima plunksną, natas ir pradeda rašyti. Naktis, šventa naktis. Jisai sukuria melodiją. Tai buvo prieš 200 metų. Dabar vaikai, kiekvienas į rankas gausite šios žodžius, mes išmokėm ir parašė vokiečių kalba. Mes pabandėm išversti. Taip buvo vokiškai, taip išvertėm žodis į žodį lietuviškai. Ir šią melodiją jūs parsinešit namo kaip atminimą